šventės ir tradicijos. Ten, kur šlama pakelės beržynai, kur vingiuoja nemuno vaga, ten ir mūsų mylima tėvynė, ten per amžius buvo Lietuva. Ten ir mūsų mylima tėvynė, ten per amžius buvo Lietuva. Šventės kare tai akimirkos, per kurias atkuriama karo metu suardyta tvarka. Per šventes stiprinamas dvasinis ryšys su šeima, su artimaisiais, bendruomenės nariais, su mirusiaisiais ir Dievu. Viena vertus atrodytų, kad karas ir šventės, tokie du skirtingi pasauliai, kad kur tu čia švęsi kariaudamas. Bet tai, ką mums liudija likę šaltiniai, dienoraščiai, dokumentai, sveikinimai, prisiminimai, tai tų švenčių buvo daug ir tikrai labai daug. Ir mano nuomonė, šventės labai gražiai sustabdydavo akimirkai, keliom valandom patį karą. Partizaninėme kare kiekviena diena pilna nežinomybės, baimės dėl savo ir savo artimųjų likimo. Švenčių akimirkomis laikas tarsi sustoja. Šventės tampa tiltu jungiančių su gimtaisiais namais, buvusių gyvenimų laisvoje Lietuvoje. Mes netgi galim tokias išskirti grupės. Partizanai neabejotinai šventė religinės šventės, kaip kūčios, kalėdos, Velykos. Šventė tas valstybinės šventės, vasario 16 pirmiausia ateina ta mintis. Šventė tokias tarpukariu užgimusias modernesnės šventės kaip Motinos diena, šventė asmeninės šventės kaip vardinės, vestuvės. Daugiau, sakykime, matytume dienoraščiuose, ypatingai, kad yra būtent religinės šventės prisimenamos, kaip toks labai bendras, sakykime, dalykas. Arba lygiai taip pat vasario 16, kaip irgi buvusi labai svarbi šventė ir, fiksuota tuose dokumentuose, tiek ir spaudoje, aišku, labai stipriai. Lietuvos nepriklausomybės akto pasirašymo diena buvo labai svarbi, bet lygiai taip pat, sakykime, jau dabar primiršta yra rugsėjo 8-oji, tokia menama Vytauto didžiojo karūnavimo diena, kuris iš tikrųjų ir neįvyko, bet partizanai, ypatingai atsiremdami į tą tarpukario tradiciją, vis prisimindavo ir tarsi prigretindavo save tam Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikotarpiui ir lygiai taip pat minėjo ir tą šventę. Ir tų švenčių, pasižiūrėtumėm, atrodo, kada lieka laiko kariauti, kai tiek švęsti. Bet tos šventės, jos viena vertus labai artimos tam, kaip jie šventė namuose, taip kaip jie buvo išmokę švęsti. Ir čia tas gražus momentas, kad vadinasi tą savo gyvenimą, tarpukarinį gyvenimą, jie atsinešė tą, kurį matė savo šeimoje, nes tuo metu partizanai didelė dalis jų buvo dar vaikai. Taip, ką matė savo šeimoje, švęsdami su tėvais, jie atsinešė į tą naują šeimą, į brolių, seserų, jau miške, ne kraujo ryšių sukurtą šeimą. Ir šventės, tos ypač religinės šventės, jeigu čia taip, tokias grupelės truputį labiau praplečiant, tai šitos šventės kartais leisdavo išlaikyti tą santykį su tikrąja šeima. Apie laisvės kovotojų šventes sužinome iš rašytinio partizanų palikimo, išlikusių dokumentų, spaudos, dienoraščių, kuriuos partizanai kruopščiai rinko. Dalį šio palikimo dešimtmečius išsaugojo žemė, arba jie pakliuvo į saugumo bylas kaip įkalčiai ir tai pasiekė mūsų dienas. Iš tikrųjų galim pasakyti, kad buvo tam tikros švenčių kategorijos, kurios jau savaime yra švenčiamos ir mes tą matom iš vadovybės dokumentų, sakykime, yra šventiniai kažkokie įsakymai, nurodymai, lygiai taip pat čia galim paminėti ir įspėjimus vadovybės partizanams, kad štai, kai artėja ypatingai religinės šventės, Velykos ir Kalėdos, partizanai neturėtų lankyti, sakykime, pas savo artimuosius, nes tai yra nesaugu.
nes vėlgi priešas žino asmenis, kurie, sakykime, yra išėję į mišką, žino, kur gyvena jų artimieji ir tikėtina, kad bus kažkoks siautimas, apsupimas ir panašiai. Ta rodo iš tikrųjų ir partizanų paskui prisiminimai ir dienoraščiai. 44-45 saugumas masiškai rengdavo operacijas būtent per kūčias ir kalėdas. Ir didžiuliai nuostoliai būdavo išties patiriami. Neabejotinai dėl suvokiant, kad bus tas pastabumas, dėmesys sumažėjęs, galbūt kažkas švenčia tiek su alkoholiu, tas budrumas faktas sumažėja, kažkas gal tiesiog vaikšto pas artimuosius ir tas operacijas tikrai buvo kur kas lengviau rinkti. Kartais jie ir rizikuodavo, ir eidavo pas savo šeimos narius, bet lygiai taip pat kartais tiesiog ir negalėdavo išlysti iš bunkerio, nes toks siautimas yra prieš šventas kalėdas arba prieš šventas Velykas, kad tiesiog visiškai nesaugu yra išeiti. Jeigu tėvai neištremti, kam būdavo galimybė, tas galbūt aplankydavo namiškius. Jeigu nėra galimybės, galbūt kažkokį ženklą, simbolį jie gaudavo iš namų. Jeigu kalbame apie kūčias, tai kalėdaitė, pašventinta plotkelė, jiems atneždavo į bunkerį. Proginiai partizanų vadų įsakymai, šventiniai sveikinimai su tautinė simbolika, straipsniai partizanų spaudoje, nuotraukos šiandien mums padeda bent iš dalies suvokti, ką jie tuo metu mąstė ir išgyveno. Man įstrigęs Alekso Meškausko pasakojimas švenčiant sutinkant 48 naujosius metus. Labai gražus išties aprašymas, labai iškilmingai, kaip jie sutiks, kaip ateis kito dalinio vyrai, kaip jie čia su orkestru pasitiks juos. Ir ten taip gražiai ta visa dvasia, kad jis užakcentuoja ir šįkart mes susilaikysim nuo alkoholio, kad nebūtų taip, kaip būdavo anksčiau. Pučia vėjas į medžiai kažką šlama ir palinko beržas pakely. Širdžiai skausmo, ašaras nelaimė, vai liūdna žinia močiutė atneš. Širdžiai skausmo, ašaras nelaimė, vai liūdna žinia močiutė atneš. Tai grįžtant prie Meškausko to naujametinio aprašymo, tai ten tiek pakylėjimo ir vėliau, kad mes taip ir išlaikėm tą visą dvasią, ten 12 valandą sugiedojo Marija Marija, tautinė himna, tada bunkerio tas jau šeimininkas ten sveikinimą pasakė ir tarsi tokio vidinio pasididžiavimo, kad mes galime švęsti be alkoholio. Bet ne veltui dėl to 49 po vadų susitikimo yra masiškai pasirašinėjami pasižadėjimai nevartoti alkoholio, stipriųjų gėrimų, iki kol laisvės kova nebus laimėta. Karo sąlygomis laisvės kovotojai su savo šeimomis ir artimaisiais pasimatydavo itin retai. Miške juos pakeisdavo kovos broliai ir seserys, taip pat legaliai gyvenantys ryšininkai ir partizanų rėmėjai, kuriuos siejo bendra patirtis ir vertybės. Įdomu šiandien, aišku, būtų paklausti partizanų, pavyzdžiui, apie dovanas. Ar dovanodavo dovanas? Ar kokie tie sveikinimai būdavo? Tai dovanomis dažnai tapdavo, nežinau, kiek tas dažnai, ar tinka čia žodis, pavyzdžiui, vardiniai ginklai. Vardiniai ginklai su išgraviruotu, pavyzdžiui, slapyvardžiu. Iš kito laiško yra žinoma partizanų susirašinėjimo, kad, pavyzdžiui, vadui dovanoja ten švenčių progą žiedą. Tai tarsi tokių, simbolinių dovanų irgi ieškoti. Kur kas dažniau yra išlikę sveikinimai, kai gabesnis dalinio žmogus, ar tai ryšininkas, ar ryšininkė, piešdavo tos sveikinimus. Labai gražu, kad tie visi sveikinimai dažniausiai tokie persmelkti irgi tautinė simbolika, ar tai būtų Gedimino stulpai, ar dvigubas kryžius, ar Gedimino pilies bokštas, Vilniaus tie simboliai. Trispalvė, kas be ko. Jau ten ar mažiau matoma, ar geriau matoma, ar trispalvė juostelė perrišta. Tai šito išties labai labai daug buvo ir nesvarbu, kokia tai būtų proga, ar vasario 16-osios, ar yra, kai
savo partizanai motinos dienos proga sveikino savo rėmėją, ten su visų gražiu atspausdintų tekstu, na ir viršui tokia trispalvė perrišta virvute kaspinėlės. Tai to tokio šventiškumo jie tikrai kurdavo ir tarp žodžių, išties iškilmingų ir gražių žodžių jau parinkdavo, matyti jau iškalbingesni vyrai. Būdavo patikėta tą sveikinimą sukurti, sudėti, paglostyti tą moralę, tą besveikinantį žmogų. Ir yra išlikę tikrai tiek kalėdiniai sveikinimai, tiek Velykų sveikinimai, tiek vardinių sveikinimai. Jų pavyzdžių turim. Svarbus švenčių simboliai, kurie padėjo stiprinti tarpusavio ryšius, buvo legaliai gyvenusių asmenų namuose paruoštos vaišės, pašventintas kalėdaitis ar velykiniai margučiai. Jeigu kalbam apie Velykas, tai namiškių arba rėmėjų išmargintus margučius atnešdavo. Ir labai gražiai yra viena ryšininkė, Liuda Semelevičiūtė, pasakojusi, kaip sako, 48 Velykos, čia Mažuolių kaimo apylinkės, Radviliškio apylinkės galėtumėm sakyti. Sako, netoli mūsų buvo vyrai, 24 vyrų dalinys. Sako, mes kiekvienam po margutį išmarginom. Tuo metu išties buvo populiaru marginti tautiniais raštais, motyvais. Sako, pačios pasipuošėm su seserim tautiniais drabužiais ir su tuo krepšeliu, su pintinė mes nuėjom pas vyrų švęsti. Ir sako, švenčiam, tarsi viskas linksma, bet pasigirsta gretimam miške šūvį. Ir išties per Velykas 48 vienas iš partizanų štabas Mingelo vadovaujamas Aukštuolio žūsta. Tai to šventės, vieną akimirką štai švenčia ir to prisikėlimo tikisi ir kita vertus, ta mirtis visada buvo šalia. Partizaninėme kare laisvės kovotojų ankstesnis gyvenimas buvo slepiamas visais įmanomais būdais. Nors įsivyrauja slaptažodžiai, tikrasis laisvės kovotojų vardas išlieka svarbus kaip tapatybės ženklas. Apie tai liudija vardinių minėjimai. Tai iš tikrųjų yra daug ir prisiminimų, ypatingai kai kalbam apie asmeninę šventes, tai čia turėtume sakyti, kad tarkim dienoraščiuose arba to laiko dokumentuose mes neturim tokių labai daug asmeninių švenčių, sakykime, minėjimų, vien dėl to, kad buvo nesaugu minėti tas tikras tapatybės. Ten, sakykime, paminėti, kad štai šventėme vardines, tai jau būtų tam tikras pavojus, jeigu tas dienoraštis išaiškės. Pateks į priešo rankas, tai labai tikėtina, kad bus išaiškinta, kas tai per asmenis. Tai geriau reikia slėpti, pasilikti savo. Asmeninės šventės tikrai irgi buvo gana pakiliai švenčiamos. Partizanų nuotraukos mums primena apie vardines. Labai graži tradicija, matytumėm vyrai ir tarsi visas dalinys jau būrys. Ir tik kai kuriem, matom, arba gėlės prisektos prie krūtinės arba prie kepurės ties kokardą. Ir tada, kai pradedi nagrinėtis, kodėl tie vyrai būtent šitie ir kai atsieki arba jų slapyvardžiai, galėjo būti ten, jeigu Stasinės Stasys, arba jų vardai. O Petrinės, Stasinės, Antaninės iš tiesos nuotraukos ir lieka. Bet apie šią, sakykime, šventę mažai mes žinom iš prisiminimų arba dienoraščių, kiek yra man tekę skaityti, nėra dažniausiai minima, bet tai matom, sakykime, iš nuotraukų, kad štai yra gėlės žiedas įsektas, sakykime, vieno ar kelių kovotojų švarko atlape, kas rodo, kad buvo minėta kažkokia tai šventė ir paskui aiškinantis jų tapatybės gali nustatyti, kad štai, ar ten Antaninės, ar kokia kita vardinė šventė, kurią jie minėjo. Taip, tai aišku, buvo ir tokios kasdienės šventės, įprastos tam žmonių gyvenime, ten vestuvės arba, sakykime, įvairūs paminėjimai. Šventės ir tradicijos, kurios iki karo buvo įprastos, pavojų ir mirties akivaizdoje įgyja kitą prasmę. Šventės metu trumpam atkuriama pasaulio tvarka. Santuokos ir pagal išgales švenčiamos vestuvės partizaninio karo metu liudijo, kad gyvenimas tęsiasi. Pamenu, kai bendravom su vyriausiosios vadovybės ryšininkė Leonora Grigalavičiūtė, kuri sako, mums buvo pasakyta, jokių čia meilių nebus, čia vyksta karas. Ir kaip ir iš tos dainos, kad šiandien vyksta karas ir kova, apie meilę nekalbėsim. Tai
Bet gyvenimas yra gyvenimas. Be abejo, matysim daug atvejų, kai mylimosios išeina į mišką paskui savo mylimuosius, net ir, sakykime, širdies draugų, su kuriais dar nebuvo susituokusios, bet štai partizaninio karo metai susitokė. Tai nesitęsdavo tos draugystės ilgai ir dažnai nebūdavo tas mąstymas, kad kol dar gyvi, kol žūtis neištiko, kol viskas yra sėkmingai, jiems reikia kuo greičiau susituokti. Tai tų išeičių buvo irgi ieškoma, kad tai būtų, žodžiu, oficialu, ypatingai prisiekta prieš Dievą ir duotas tas įžadas vienas kitam, aišku. Tai yra jauni žmonės, kurie bendraminčiai suranda vienas kitą ištiestą miške ir tos šeimos kūriamos. Viena vertus, aišku, šeimos ir išeina šeimomis kartais į mišką, į bunkerius, jau vyras ir žmona kartu ir tikrai ne vienas toks pavyzdys. Bet kita vertus mes turim tuos, kurie suranda vienas kitą ir sukuria šeimas. Ir vestuvės miškuose taip pat vykdavo. Idealiu atveju be abejo, kad kunigas yra svarbus asmuo vedybų tam procese, nes tai turim kalbėti apie partizanus kaip apie tikinčiųjų bendruomenę visų pirma, nes religija tikrai jiems buvo labai svarbi. Ir katalikybė, aišku, atsispindi daugelį jų tekstų, tiek vadovybės, jeigu žiūrėtume, tiek pavienių kovotojų prisiminimuose, tiek ir turim labai gausų, sakykime, ir maldų, būtent kurtų pačių partizanų, tokį archyvėlį. Tai be abejo, kad kunigas arba buvo kviečiamas į mišką pagal galimybę, arba taip, kunigas galėjo būti kviečiamas į, sakykime, rėmėjų sodybą arba į mišką suteikti tą santuokos sakramentą, bet jeigu viskas buvo gerai ir, sakykime, buvo palaikomi artimesni ryšiai su kunigu, kai kuriais atvejais galėjo būti įleidžiami tie jaunavedžiai ir į bažnyčią. Bet vėlgi, tokių liudijimų, sakykime, mes turim tik nuotrupų, kurie mums leidžia įsivaizduoti, kad, priklausomai vėlgi nuo situacijos, buvo pasirinktas tas tinkamiausias variantas. Bet mes galim pasakyti kitą svarbų aspektą, kad partizanams buvo svarbus tas santuokos sakramentas. Šventės ir tradicijos padėjo išsaugoti žmogiškumą. Jų sakralusis dėmuo pakylėdavo ir įkvėpdavo tiek laisvės kovotojus, tiek jų rėmėjus, okupaciniai valdžiai sąmoningai keičiant ir griaunant įprastą gyvenimo tvarką. Be abejo, kad šeimos kūrėsi pogrindžio toj Lietuvoje ir, sakykime, turim labai skirtingus atvejus. Tarkim, 47 metų gruodį Radviliškio rajone, Didmiškio kaime buvo iškviestas, sakykime, Šaukoto kunigas Vytautas Radzevičius, kuris sutokė 3 partizanų poras. Tai netgi buvo fiksuojamas toks įvykis, tiesa, tos visos šeimos vėliau sulaukė tokio tragiško likimo, kad visi 3 vyrai žuvo, jų žmonos išliko, bet jų vaikus jau augino artimieji. Ar tai būtų slapta iškviestas kunigas į mišką, ar naktį eitų patys jaunieji į bažnytėlę, kai liudininkais tapdavo tie patys bendražygiai. Kažkada pamenu vienos ryšininkės Aleksandros Radzevičiūtės klausimą, tai ar žiedus turėjot, ar vestuvinę suknelę dėjotės, tai jinai tik šyptelė, sako, tuo metu ne tai rūpėjo. Žiedą, sako, buvo sesuo paskolinusi, kad užsidėčiau. O suknelę, ne, sako, čia karas. Bet kita vertus, jeigu žiūrėtumėm, pavyzdžiui, Slučkų šeimos, tai nuostabi vestuvinė nuotrauka. Nuotakas su tautiniu kostiumu. Tai, kas tikrai būdinga to meto kaip vestuvių apdaras. Jeigu žiūrėtumėm į Mišeikių vestuvinę nuotrauką, tai ten nuotakas su juodo sijonėliu ir bliuskute. Irgi tas pasipuošimas. Tai tas vestuvės, bet lygiai taip pat klausim, ar šventėt, ar švęsdavot. Tai ne, sako, jokio ten, koks ten šventimas galėjo būti. Bet manau, tai buvo visiškai tokie individualūs atvejai ir jie galėjo būti skirtingi. Bet kad tos santuokos jiems buvo svarbios ir jas palydėdavo, tai bendražygiai tai tikrai. Lygiai taip pat žinom Joną Kadžionį Bėdą, kuris irgi 49 metais norėjo susituokti su savo mylimąja, taip pat partizane Malvina, kuri turėjo slapyvardį Sesutė. Ir buvo irgi planuojamos tokios vaišės, kad štai bus paminėta, net yra ir užkviesti ir svečiai, žodžiu, kiti partizanai turi ateiti, bet tie kiti partizanai papuola iš tikrųjų į apsupimą, dalis jų žūsta,
Na ir tos iškilmės, aišku, neįvyksta ir galiausiai Kadžionis su žmona tiesiog prisiekė Dievo akivaizdoje ir vienas kitam, be jokių liudininkų ir be jokių iškilmių. Nei pečius kurtas, nei vanduo verda, o to bernelio širdelės sprogsta. Nei po tėvų, nei po motulai, o tai mergelai, o lelijėlai. Karo ir permainų metu džiaugsmo ir vilties akimirkas dažnai keičia skausmas ir netektys. Tada laisvės kovotojų gyvenimai įprasmina jų vienas kitam, tėvynei ir Dievui ištarti priesaikos žodžiai. Tiek ir tos asmeninės šventės, tiek ir tos religinės šventės labai priklausė nuo to meto situacijos. Kokia yra aplinka, koks, sakykime, yra priešo judėjimas. Ir čia mes galim pasakyti, kad įvairiai tai buvo minima. Pats jaunas jau, aukštam kalnelį, kelkis motula, tu iš kapelio išrenk sūnelį, tu in vainelį, renkis sūnelį, tu in vainelį, gulci galvelį, už savšalą.